Esu ką tik po meditacijos ir esame visos karalienių klube. Ir dažnai logiška moteris, tokia kokia aš buvau ilgą laiką savo praeitie, logiška moteris nori patvirtinimo, nori įrodymų. Ir dažniausiai tie įrodymai turi būti, ar čia padeda, ar čia kažkas keičiasi. Per ritualus, per praktikas, per moteriškos energijos išskleidimą, per ėjimą į meilę savo, ėjimą į savo savivertės kėlimą. Įvairių praktikų būna, įvairių metodų būna. Ir mes atrodo atlikdamos metodus, praktikas, mes norim to įrodymo, kad tai veikia. Roberta, tu man įrodi, kad tai bus veiksminga. Man nereikia įrodinėti, nes pirmiausia, kiekviena, tiek, kiek jūs galit, jau jaučiat, atlikusios praktiką, atlikusios meditaciją, aktyvaciją, parašiusios kažką raštu, kad tai veikia, nes mano būsena pasikeitė. Ir dažniausiai, kas labiausiai sutrukdo gilesniam veiksmingumui praktikos, tos pačios paprastos mažos meilės savo praktikos, kas sutrukdo, kad viena wow tarsi turi kažkokį momentą, o mano yra kažkas, bet galbūt ne tas wow, kaip norėčiau. Žinot, kas sutrukdo? Protas ir logika. Nes kuo daugiau tu stengiasi logiškai kažką sudėlioti ir atitikti standartus, padaryti tobulai, logiškai, arba iš vis galbūt nedaryti, nes aš nesuprantu. Kai dirbam su energija, kai dirbam su meilė savo tema, kai dirbam su savo praeitim, su gydymu tam tikrų trauminių situacijų, logika, kai įsijungia, užsidaro šlagbaumas. Ir jūs galit patirti ir patiriat naudą. Bet tai būna, pavyzdžiui, daug mažesnė procentinė dalimi, negu jeigu jūs tiesiog pasiduotumėt. Atrodo, skamba nelogiškai, galbūt iki galo ne viską suprantu. Bet aš tiesiog darysiu taip, kaip man gaunasi, taip, kaip man išeina ir viskas. Ir tada tu pajauti, kad tas pats mažas ritualas, kurį bandėjai daryti prieš 3 dienas arba prieš 3 savaitės, bet šiandien tu leidi savo, išjungti tą logiką, visą kitą, pasidaryti dar kartelį, tą pačią nedidelę praktiką. Jinai tave tiesiog perkelia iškart dar aukščiau ir dar stipriau, nors atrodo, ta pati praktika. Ir kartais tą pačią praktiką tenka pakartoti 20 arba dar daugiau kartų. Ne dėl to, kad tu nemoki jos atlikti ar nesupranti, tik todėl, kad tavo logiškumas neleidžia į ją įsijausti. Ir kelios akimirkos, kelios minutės gali duoti daug didesnį rezultatą negu kartais valandos. Čia logiškai dėliojant, analizuojant ir čia stengiantis padaryti tobulai. Aš dabar būsiu tokia, aš buvau. Pačioj pradžioj, pradėjus saviugdą, aš buvau irgi ta perfekcionistė. Žinot, dabar Roberta atsisės ir jinai tobulai viską pasidarys, atsakys tobulai kiekvieną klausimą. Praktika, jeigu aš darau, tai praktika pagal kiekvieną punktą. Negalima praleisti nei vieno punkto, jeigu tu nori rezultato. Ir spėkit, kai Roberta pradėjo praleidinėti punktus, bet užsimerkus iškart jungti su tuo, kas yra svarbu, ir patikėkit, dabar aš savęs klausyčiaus prieš daug metų, aš netikėčiau, kad čia aš kalbu. Efektas vyksta iš karto. Vyro skambutis, mamos žinutė ir man nebereikia tų, bet tada klausiu, o tai Roberta, gal aš galiu tada iškart praleisti punktus? Deja, ne, jeigu tu logiškai dar viską darai ir nejauti. Nes energija yra būsena.
Ir ją galima pajausti, dėl to mes visos kalbam, jo, čia yra labiau vyriška, čia labiau moteriška, jo ten patiko, ten nelabai patiko, gal negaliu pasakyti kodėl, bet tiesiog jaučiu, ne? Tai lygiai taip pat yra ir šioje kelionėje, kai einu į moteriškumą. Kuo daugiau tu stengiasi logiškai viską sudėlioti, tuo labiau uždarai savo duris į greitą transformaciją, į greitą pokytį. Tai va tiek aš šiandien norėčiau pasidalinti.